Labą dieną, esu Saulė Sarafinienė, Urban Food idėjos autorė ir įkūrėja. Mes veiklą pradėjom prieš daugiau nei 10 metų, turbūt bus 12 metų. Ūkio ministerijai paskelbus konkursą apie inovatiškiausius produktus. Mūsų Urban Food idėja atstovavo Briuselyje ir toliau jinai buvo nepalikta, o išvystoma. Pradžioje visa veikla prasidėjo Vilniuje, pradėjom nuo 8 produktų. Šiai dienai asortimentas yra virš 50 skirtingų produktų. Dalį jų auginame patys, dalį perkame iš ūkininkų. Vienas, kad norėčiau parodyti, tai yra unikalios visoje Europoje, galbūt ir toliau. Italinė šerytė netgi vadinama ir dažniausiai naudojama kaip gėlynuose, tačiau mūsų ūkininkas iš jos iškulia labai skanias beglitiminės kruopytes. Kita kruopa yra mūsų valgomoji rietmenė, taip pat yra unikali ir auginama tik Lietuvoje. Mėgsta labai vaikučiai valgyti jas, sveikos kruopytės. Mes matome ežuolę pražydusią, pačią turbūt atspariausią. Mūsų šalavijas, iš kurio darome ir prieskoniukus, ir arbatėlės, ir hidrolatą padarome. Mėlynai žydė. Šaltmėtė. Galima paimti lapelį ir patrinti tarp rankų. Anyžinis lofantas. Vienu žodžiu, negalim kapstyti labai, nes atsėjom kitą. Vienas išgyvena, kitas neišgyvena. Tai va, imkim tas, kurį atsėjom, arba augo po žiemos mažutis, va matosi toksai mėlynas, o šitas yra išgyvenęs. Levandas okupuoja tūbės. Bet tūbė irgi yra vaistažolė. Mes truputėlį palauksime, jos tik tai prasiskleidžia, mes jas nuskinsim ir atskleisim levandas. Čia mes turime mūsų džiovinimo spintą, kurioje mes saugiai, neužkaitinant, nekeliant aukštos temperatūros, džiovinam tiek savo žoleles, tiek uogytes, tiek daržovėles. Visas temperatūros stebėjimas ir režimai čia nustatomi, šiame aparate ir čia stebima, tuo pačiu ir telefone turime kontrolinį, kad neužkiltų, kad neatsijungtų. Kaip mes dirbome Vilniuje, atėjo toks momentas, kad jeigu nori plėstis, reikia didesnių patalpų. Tada priėmėm tokį sprendimą kraustytis į Kėdainius, nes čia buvo Daliaus tėvų namas. Pašventėm vieną vasarėlę tam, kad galėtume bent minimaliai aptvarkyti, nes kaip tik buvo tinkamas momentas, covidas, viskas uždaryta, niekur išvažiuoti negali, tai beliko tik tai dirbti. O dėl lauko buvo visa žiema apmąstymų, braižymų, svajonių, ką galima įkurti. Buvo labai gili žiema ir mes netgi su kaimynė bandėme išpiešti ir Kėdainių senamiestį, ir tą, ir aną, bet turbūt pagal vardą, pagal baltus, pagal tai, kas širdžiai artimiausia, beliko Saulutė. Ir aš ją džiaugiuosi ir patenkinta, jinai mane džiugina. Žodis verslumas man asocijuojasi su žodis verstis. Tai reiškia verstis per galvą. Ir tarybiniais laikais visas tas deficitas, jisai vertė verstis per galvą. Ir mano tėvai vertėsi, dirbo per 2 darbus. Ir taip kartu su tėvais važiuoja į turgų, pardavinėja agurkus, gėles, gvazdikus, rožes ir visus kitus augalus, už kurios galima gauti kažkiek pinigų. Tai vėliau šitas supratimas evoliucionavo. Visą laiką matai, kad užsipildo tam tikros rinkos. Ir ypač tos rinkos, kuriuose dominuoja toks mažos pridėtinės vertės produktus. Ir tu ieškai, ką galima dar geriau, dar
sakykime, didesnės pridėtinės vertės. Tai, sakykime, tas suvokimas evoliucionavo iki to, kad auginome agurkus, bet jau nebe raugimui, bet sėklom. Ir čia jau reikėjo daugiau mokslo, reikėjo bendradarbiavimo su šitų sėklų autoriais, reikėjo technologijos, reikėjo atidumo. Ir pats apdovanojimas verslininko, kada jau grįžta rezultatas, jisai yra didesnis. Bet toks dar yra lietuviškas genas, vis tiek prie žemės traukia. Taip, gal jeigu būtume kokia industrinė šaly, gal kažkokie plieniniai gaminiai ar plasmasiniai būtų prie širdies, bet čia kaip tikram lietuviui žemė traukia. Tai vat toks ratas apsisuko ir vis tiek mes grįžom prie žemės, prie maisto, bet nesinorėjo eiti į tą segmentą, kuris labai yra užimtas. Norėsiu tokio maisto, kuris susijęs su aukšta pridėtinė verte žmogui. Ir galbūt rinkos vertė tuo metu nedidelė to produkto, nes priklauso nuo to, kaip vartotojas suvokia tą vertę. Nes jam gali duoti, kaip sakant, perlus, tai vat reikia atsirinkti, kam tu siūlai, ką siūlai ir su kokiu segmentu bendrauji. Ir aišku, jau tas klientų ratas yra toksai, kuris supranta, ką reiškia maistas, kaip jisai veikia sveikatą ir panašiai. Tai, sakykime, tokia labai greita apžvalga, bet grįžtant, užakcentuojant ir išvadą darant, galima pasakyti, kad verslumo genas ugdosi vaikystėje. Tai vat reikia duoti vaikams kuo daugiau padalyvauti, ar tai šalia tėvų, ar šalia pažįstamų, artimųjų, padalyvauti versle. Iš tikrųjų, vieni kitus vaduojam, keičiamės, papildom, pasitariam, sudarom aš, vyras Dalius, dukra Gintarė, kuri yra ir direktorė, ir pardavimai, ir marketingas, ir Viltė, kuri personalas, gamyba, darbų sauga. Pasiskirstė visi pagal atsakomybės ir, kaip sako, šeimoje negalima, nesusipyksit. Kai tu žinai, už ką atsakingas, visai nesipyksta.